Tikrai gyvūnas nebeglobis buvo. Pagaliau aptikome beglobių gyvūnų surinkimo punktą Ukmergės rajono savivaldybėje. Jūs kaip gyvūnų globėjai, kaip galėtumėt pakomentuoti tokio punkto, koks jūsų įspūdis? Nu, kaip tokį punktą surinkimą, tai aš sakyčiau, čionai konclageris, šiais metais teko būti konclageriuose, jie ir tai ir atrodė daug geriau, negu čia laikomi, negu šiais metais yra šiuo metu laikomi tokiuose sąlygose mūsų šuniukai beglobiai ar katinėliai sugauti. Nu, jie galbūt, sakykime, ne visi būna beglobiai, kiti pabėgę, turėtų čia prabūti keletą dienų, iki 10 dienų, sakykime, kol atsiras šeimininkai ar kas. Bet čia sąlygos yra, nu, negalima pavadinti, kad net baisios, jau yra baisesnių, nebegali būti. O ar matote čia, kad būtų gyvūnų, ar jūs matot gyvūnų pėdsakų kažkokių? Čia pagal šuniukus, pagal visą žemę kokia yra, tai aš manyčiau, kad čia šuniukų nebuvo jau kokie metai laiko, nu gal pusė. Nu, nuo pavasario, nuo sniego nuleidimo čia šuniukų nėra būta. Bet kaip atidarėm šuniukų naikinamą tą laikymą, sunaikinimą, utilizuojami šuniukai, jie sumesti ką tik į duobę, yra gana nesenai, nėra apipilti jokiais chemikalais, kvapas yra nepakenčiamas ir kur jie buvo laikyti iki šio laiko neaišku. Kaip kyla mintis, jie galėtų būti kaip šaudomi ir iš karto atvežami įmetami be jokio laikymo.